Signora Morkunaitė. Ačiū pirmininkė. Iš viso šito dokumento, mano nuomonė, svarbiausi du dalykai. Tai yra pacientų įtraukimas į informavimo sistemą ir tai, kad visa informacija, patikima informacija bus pasiekiama vienoje vietoje. Tie skaičiai per metus apie porą šimtų tūkstančių mirčių nuo šalutinio vaistų poveikio išties yra bauginantis. Kitas dalykas, valstybėse labai nevienodi rezultatai dėl šalutinio poveikio, tai yra registras tokių atvejų. Tarkim, mano šalyje yra apie 170 atvejų, tuo tarpu kitose šalyse bent kelis sykius daugiau. To priežastis, kad informacijos teikime tiesiogiai nedalyvavo pacientai. Gydytojai dažnai baiminasi pranešti atitinkamą informaciją, galbūt bijodami būti apkaltinti netinkama veikla. Ypač džiugu, kad pacientai besirūpinantys savo sveikata galės patys pranešti nacionalinėms institucijoms apie neigiamą šalutinį vaistų poveikį. Kitas dalykas – skatinti ES valstybių institucijas aktyviau reaguoti į atitinkamus pranešimus. Kol kas situacija tokia, kad informacija apie šalutinį poveikį pateikti vėluoja apie 50% valstybių. Puiku, kad nuo šiol į vaistų saugumo kontrolės sistemą bus įtraukti ir gamintojai, ir vartotojai, ir kontroliuojančios institucijos. Reikia bendro požiūrio grįsto ne baimę, o atsakomybę. Gracias, señora Morkunaitė. Tiene la palabra el señor Nikolasic. Gracias, señor presidente, komisário Tajani, pán minister. Cieľom farmakovigilancie je dosiahnuť, aby pacienti a následne príslušné orgány nahlasovali všetky, a to nielen